Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums, ką reikėtų žinoti gyventojams, ketinantiems užsiimti prekybos veikla Lietuvoje. Užsiimti individualia savarankiška prekybos veikla galima įsigijus verslo liudijimą, jei tokia veikla numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 dienos nutarimu 1797 patvirtintame veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą rūšių sąraše arba įregistravus individualią veiklą pagal pažymą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato, kad konkrečią veiklą galima vykdyti tik įsteigus juridinį asmenį įmonę. Kokią veiklos formą pasirinkti, gyventojas turi nuspręsti pats, atsižvelgdamas į veiklos ypatumus, teisės aktuose nustatytus apribojimus. Gyventojo mokestinės prievolės, mokesčių dydis, jų mokėjimo tvarka, apskaita, pajamų deklaravimas ir kitos priklauso nuo pasirinktos veiklos vykdymo formos. Prieš priimant sprendimą vykdyti veiklą, būtina objektyviai vertinti visas aplinkybes, atidžiai išanalizuoti bei susipažinti su visais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Gyventojai patys turi išsiaiškinti konkrečią veiklą kuruojančiose institucijose apie reikalavimus ketinamai vykdyti veiklai bei pasirūpinti veiklos vykdymui reikalingomis licencijomis, leidimais, jeigu tokių reikia. Taigi, gyventojas savarankiškai užsiimantis individualia veikla yra pats atsakingas už jo vykdomai veiklai keliamų reikalavimų, prievolių, ne tik mokestinių vykdymą. Turi pasirūpinti visais veiklos vykdymų reikalingais leidimais, jeigu jie reikalingi, bei turi vadovautis ir atitinkamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Pavyzdžiui, dėl prekybos maisto produktais galima kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Dėl prekybos medicinos produktais į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. Dėl prekybos automatų statymo vietos į savivaldybes, kurių teritorijose statomi prekybos automatai ir kita. Verslo informacija ir konsultavimo paslaugas ketinantiems pradėti verslą asmenims, pavyzdžiui, apie būtinus leidimus ar veiklai keliamus reikalavimus, teikia ir viešoji įstaiga inovacijų agentūra. Na, o dabar atskirai panagrinėkime veiklos vykdymo formas. Pradėkime nuo veiklos su verslo liudijimu. Šiuo metu galiojančiame veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą rūšių sąraše, prekybos veiklai yra numatyti šie verslo liudijimai. Prekyba tik ne maisto produktais ir prekyba, kuris apima tiek prekybą maisto produktais, tiek ne maisto produktais. Svarbu tai, kad išduotas verslo liudijimas suteikia teisę gyventojui verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla, kuri apibūdinama pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, trumpiau EVRK klasės numerį. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, galima verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla. O kai skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, tai gyventojas gali verstis tik sąraše įrašytos veiklos pavadinime, nurodytos rūšies veikla įeinančią į nurodytą EVRK klasę. Pavyzdžiui, prekyba statybinėmis medžiagomis pagal EVRK klasifikuojama 4752, metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba klasėje, kuri nepatenka į sąraše numatytus prekybos verslo liudijimus. Todėl, norint prekiauti statybinėmis medžiagomis, verslo liudijimo šiai veiklai įsigyti negalima, o reikia pasirinkti kitą veiklos vykdymo formą ir registruoti individualią veiklą pagal pažymą ar įsteigti įmonę. Pagrindiniai apribojimai, vykdant individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, nustatyti gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir anksčiau minėtame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime 1797. Išduotas prekybos verslo liudijimas suteikia teisę užsiimti prekybą kioskuose, turgavietėse,
kuriuose prekybos vietų skaičius neribojamas, prekyba nuo laikinųjų prekybos įrenginių, išnešiojamąją ir išvežiojamąją prekybą. Išvežiojamąją ir išnešiojamąją prekybą laikoma mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams išvežiojamos autotransporto priemonėmis, autopriekabomis, autoparduotuvėmis, vežimėliais arba išnešiojamos krepšiais, o laikinaisiais prekybos įrenginiais laikomi vežimėliai ir prekystaliai. Tačiau nutarime yra nustatyta, kad įsigytas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės prekiauti automobiliais, motociklais, mopedais, taigi ribojamas prekių asortimentas. Taip pat prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių pastatytų patalpose, išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose esančiose turgavietės teritorijoje. Taip pat iš kioskų pastatytų patalpose. Taip pat negalima verstis prekybą internetu ir paštu. Kaip minėjau, įsigijus prekybos verslo liudijimą, galima verstis išnešiojamąją ir išvežiojamąją prekybos veikla, tačiau prekyba pristatant prekes klientams, pavyzdžiui, per paštomatus, negalima. Vykdant veiklą įsigijus prekybos verslo liudijimą per kalendorinius metus, gauta pajamų suma negali viršyti 45 000 eurų. Kai vykdoma veikla pagal kelių rūšių verslo liudijimus, pajamos sumuojamos. Be to, prekybos verslo liudijimą įsigiję gyventojai gali parduoti prekes prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir ar individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams, tiek įsigijusiems prekybos verslo liudijimą, tiek įregistravusiems prekybos veiklą su pažyma, jei per kalendorinius metus iš tokių asmenų gauta pajamų suma neviršyja 4500 eurų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad žemės ūkio ir maisto produktai negali būti perparduodami individualią prekybos veiklą tiek pagal pažymą, tiek su verslo liudijimu vykdantiems asmenims. Norint vykdyti individualią veiklą pagal verslo liudijimą, prieš jį įsigijant, reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį, kuris yra fiksuotas ir priklauso nuo pasirenkamos veiklos, taip pat veiklos vykdymo teritorijos ir kitų kriterijų bei apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Prekybos verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti ir šios dienos nurodomos verslo liudijime. Taigi prekybos verslo liudijimą skirtingai nei paslaugų ar gamybos galima įsigyti ir vienai dienai. Pajamų mokesčio dydžius tvirtina kiekviena savivaldybė atskirai, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis. Miestų bei rajonų savivaldybės priima sprendimą atitinkamiems asmenims, pavyzdžiui, pensininkams, riboto dalyvumo lygį turintiems asmenims, taip pat auginantiems 3 ir daugiau vaikų, bedarbiams registruotiems užimtumo tarnyboje, taikyti nustatyto dydžio lengvatas. Pateikus prašymą išduoti atitinkamos veiklos rūšies verslo liudijimą, Valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiuoja, kokio dydžio pajamų mokestį įmokos kodu 1461 turi gyventojas sumokėti į VMI sąskaitą. Pajamų mokestį reikia sumokėti iki verslo liudijimo išdavimo. Įsigijus verslo liudijimą, taip pat į Sodros biudžetą mokamos privalomojo sveikatos draudimo PSD ir valstybinio socialinio draudimo VSD įmokos. Dėl šių įmokų mokėjimo konsultacijos reikia kreiptis į Sodrą. Tam tikrais pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytais atvejais gali atsirasti prievolė mokėti pridėtinės vertės mokestį PVM. Kokiais atvejais iš prekybos verslo liudijimo gautos pajamos gali būti papildomai apmokestinamos?
Kai prekybos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo iš prekybos veiklos nevykdančioms įmonėms bei iš individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams parduotų prekių, išskyrus žemės ūkio ir maisto produktus, gautos pajamos yra didesnės kaip 4500 eurų per metus, pajamų dalis iki 4500 eurų papildomai neapmokestinama, o pajamų dalis viršijanti 4500 eurų sumą apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos. Jei turėjote kelių rūšių verslo liudijimus, tai gautų pajamų 4500 eurų riba skaičiuojama bendrai. Kaip jau minėta, prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes įmonėms, nevykdančioms prekybos veiklos. Tai yra, kai įmonės ir gyventojo vykdoma veikla nėra ta pati. Todėl, jeigu su prekybos verslo liudijimu pardavėte prekes prekybos veiklą vykdančiai įmoniai, tai iš tokios įmonės gautos pajamos nebus laikomos pajamomis gautomis pagal verslo liudijimą. Tokios pajamos bus apmokestinamos kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos, taikant 15% pajamų mokesčio tarifą bei pajamų mokesčio kreditą. Fiksuotas pajamų mokestis gali būti mokamas tik iš verslo liudijimo gautų pajamų neviršijančių 45 000 eurų. Todėl, jei kalendoriniais metais iš verslo liudijimo gavote daugiau nei 45 000 eurų, viršijanti pajamų dalis apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos pagal pažymą pajamos. Jei turėjote verslo liudijimus kelioms veikloms, išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, tai 45 000 eurų riba skaičiuojama bendrai. Plačiau apie taikomus pajamų mokesčio tarifus galite peržiūrėti gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnyje. Vykdydami individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, reikia vesti finansinę apskaitą, kurią reglamentuoja gyventojų įsigijusių verslo liudijimus buhalterinės apskaitos taisyklės. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, nenaudojantis kasos aparato, veiklos apskaitai naudojama prekių paslaugų pirkimo pardavimo kvitą FR 0508 formą turi išduoti klientui paprašius. O jeigu naudoja kasos aparatą, tai kiekvienam pirkėjui privalo išduoti kasos aparato kvitą. Taip pat būtina pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Nuo 2025 metų, gegužės 1 dienos, gyventojai privalantys naudoti kasos aparatą, kasos pajamų duomenis turi teikti į išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį į ECA. Svarbu tai, kad vykdant prekybos veiklą, prekybos vietoje privaloma turėti prekių įsigijimo dokumentus. Šių dokumentų neprivaloma turėti prekybos vietoje tais atvejais, kai gyventojai buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi VMI sukurtos išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos, nuotolinio apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemiui e-apps ir prekių įsigijimo dokumentai arba jų skaitmeninės kopijos saugomi e-apps. Apie išmanųjį buhalterį e-apps plačiau papasakosiu šio įrašo pabaigoje. Dabar trumpai pristatysiu, kokiais atvejais vykdant prekybos veiklą privaloma naudoti kasos aparatus. Individualią veiklą tiek su verslo liudijimu, tiek su pažyma vykdantis gyventojai pajamoms apskaityti privalo naudoti naujus techninius reikalavimus atitinkančius kasos aparatus, kurie teikia duomenis į ECA. Kasos aparatus privalo naudoti individualia veikla besiverčiantis gyventojai, prekiaujantis tiek maisto produktais, tiek ne maisto produktais, pastatuose ar patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse. Kasos aparato naudoti nereikalaujama tam tikrais atvejais, nustatytais Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 3 dienos įsakyme VA 40. Na, o dabar pakalbėkime apie kitą veiklos formą – individualią veiklą pagal pažymą.
Veiklai su verslo liudijimu taikomi nutarime nustatyti apribojimai, netaikomi gyventojams vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą. Todėl įmonė užsiimanti prekybą gali pirkti prekes iš gyventojo savarankiškai vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, klasifikuojama ir tuo pačiu veiklos rūšies kodu. Gyventojas gali vykdyti individualią prekybos veiklą pagal pažymą, jeigu neprekiaus prekėmis, kurias parduodant būtina įsteigti juridinį asmenį ir turėti licencijas. Pavyzdžiui, gyventojas VMI nustatyta tvarka įregistravęs individualią veiklą negali prekiauti degalais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nes prekyba alkoholiniais gėrimais, degalais, tabako gaminiais gali būti vykdoma tik turint licenciją, kuri šiuo atveju gali būti išduodama tik juridiniams asmenims įmonėms. Taigi, jeigu ketinate prekiauti licencijuojamomis prekėmis, turite įsteigti juridinį asmenį įmonę. Juridiniai asmenys registruojami valstybės įmonėje Registrų centras. Norint įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną VMI reikia pateikti fizinio asmens prašymą įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą. Kaip paprastai ir greitai pateikti prašymą VMI, galite sužinoti mūsų YouTube kanale, pasiklausę elektroninį įrašą individualios veiklos pagal pažymą įregistravimas, duomenų keitimas, papildymas per mano VMI sistemą. Pildant prašymą, reikia nurodyti vykdomos veiklos rūšies kodą pagal EVRK. Informacija dėl gyventojo faktiškai vykdomos veiklos priskirimo tam tikrai veiklos rūšiai, atitinkančiai EVRK, pagal kompetenciją teikia Valstybės duomenų agentūra. Individualios veiklos pajamos pripažįstamos taikant pinigų arba kaupimo apskaitos principą. Taikant pinigų apskaitos principą, pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu, tai yra, kai už parduotas prekes yra gauti pinigai, grynaisiais ar pervesti į sąskaitą banke. O taikant kaupimo apskaitos principą, pajamos pripažįstamos jų uždirbimo momentu, tai yra prekės pardavimo momentu, kai išrašomas apskaitos dokumentas, sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra nepriklausomai nuo faktiško pinigų gavimo momento. Kaupimo apskaitos principą privalote taikyti, jei esate įregistruotas PVM mokėtoju arba savo individualiai veiklai priskyrėte ir joje naudojate ilgalaikį turtą. Tai yra, VMI pateikėte FR 0457 formą ir joje nurodėte individualiai veiklai priskirtą ir naudojamą ilgalaikį turtą. Jeigu neturite prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo, tai yra nesate įregistruotas PVM mokėtoju arba nesate priskyręs savo individualiai veiklai ilgalaikio turto, galite pasirinkti kurį pinigų ar kaupimo apskaitos principą taikyti. Pradėję taikyti kaupimo apskaitos principą, jį turite taikyti iki veiklos pabaigos. Pajamų mokestis mokamas nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų, kurios apskaičiuojamos iš visos per kalendorinius metus gautos individualios veiklos pajamų sumos, atėmus leidžiamus atskaitimus, tai yra su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusias išlaidas. Individualios prekybos veiklos pajamomis laikoma visa pajamų suma gauta iš kliento už parduotas prekes, tai yra suma, kurią klientas sumokėjo už prekę, neatėmus mokesčių ir išlaidų. Išlaidos gyventojo pasirinkimų leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos dviem būdais. Pirmas būdas gali būti priskiriamos faktiškai patirtos išlaidos pagal pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, kai leidžiamiems atskaitimams pasirenkama priskirti faktiškai patirtas išlaidas, išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparato kvitus ir išlaidas registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Antras būdas – leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriama suma lygi 30% mokestinių laikotarpių gautų uždirbtų individualios veiklos pajamų.
Ši nuostata negali būti taikoma, kai pajamos ar jų dalis gaunamos iš darbdavio. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti 30% individualios veiklos pajamų, šios sumos nereikia pagrįsti dokumentais ir registruoti pajamų ir išlaidų žurnale. Individualios veiklos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitimams vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsniu ir nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskirimo leidžiamiems atskaitimams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašu. Leidžiamiems atskaitimams gali būti priskiriamos tokios su pajamų gavimu uždirbimu susijusios išlaidos: pardavimui skirtų prekių įsigijimo bei jų išsiuntimo klientui išlaidos, veikloje naudojamo trumpalaikio turto, įrankių, medžiagų, detalių ir ilgalaikio turto, pavyzdžiui, mašinų, įrenginių, transporto priemonės, nuomos, įsigijimo, eksploatavimo, kuro, detalių remonto ir kitos išlaidos. Reklamos, samdomų darbuotojų, darbo užmokesčio ir nuo jo mokamų mokesčių išlaidos, valstybinio socialinio draudimo VSD ir privalomojo sveikatos draudimo PSD įmokos ir kitos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodytos išlaidos. Individualios veiklos turtas, kuris naudojamas individualioje veikloje, skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiu turtu yra laikomas turtas, kuris veikloje naudojamas ne trumpiau nei 1 metus ir jo įsigijimo kaina yra ne mažesnė nei nusistatytoji kaina. Gyventojas pats nusistato ir įformina laisvos formos aktu minimalią turto grupės kainą, viršijus kurią turtas laikomas ilgalaikiu turtu. Prieš pradedant individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą, reikia VMI per elektroninio deklaravimo sistemą EDS pateikti užpildytą fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskirimą vykdomai individualiai ir arba kitai ekonominiai veiklai FR 0457 formą, kurioje nurodoma turto dalis procentais naudojama individualios veiklos tikslais. Kai ilgalaikis turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje, bet ir asmeniniais tikslais, maksimaliai įsigijimo išlaidoms priskiriama turto įsigijimo kainos dalis negali viršyti 90%, išskyrus mobiliojo ryšio priemonės, kurių išlaidoms priskiriama įsigijimo kainos dalis negali viršyti 50%. Plačiau apie FR 0457 formos pateikimą VMI ir ilgalaikio turto naudojimą individualioje veikloje galite sužinoti mūsų YouTube kanale pasiklausę elektroninį įrašą Individualioje veikloje naudosiu ilgalaikį turtą. Na, o trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris individualioje veikloje naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti, ekonominiai naudai gauti, trumpiau kaip 1 metus ir jo įsigijimo kaina į leidžiamus atskaitimus įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti veikloje. Apie trumpalaikio turto naudojimą individualioje veikloje pranešti VMI nereikia. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos ne iš karto pradėjus jį naudoti individualioje veikloje, bet skaičiuojant jo nusidėvėjimą, tai yra atimamos lygiomis dalimis per laikotarpį, netrumpesnį negu pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytas nusidėvėjimo normatyvas metais. Nusidėvėjimo normatyvas pradedamas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį ilgalaikis turtas pradėtas naudoti veikloje. Jeigu ilgalaikis turtas įsigytas ankstesniais metais, nei priskirtas individualiai veiklai, tai yra skaičiuojamas tokio turto sąlyginis nusidėvėjimas ir šia suma mažinama turto įsigijimo kaina, nuo kurios yra skaičiuojamas nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas amortizacija skaičiuojamas turtui, kuris priklauso gyventojų nuosavybės teise arba įsigytas lizingu ir naudojamas veikloje ilgiau kaip 1 metus
ir jo kaina nemažesnė už nusistatytąją ir turtas nurodytas pateiktoje FR 0457 formoje ir nepriskiriamas ilgalaikiam turtui, kurio įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams nepriskiriamos, pavyzdžiui, lengvųjų automobilių ir gyvenamųjų pastatų įsigijimo, kompiuterių programų susikūrimo išlaidos ir kita. Kiek kitaip individualios veiklos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos degalų įsigijimo išlaidos. Degalų įsigijimo išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitimams galima tuo atveju, jeigu transporto priemonė deklaruota valstybiniai mokesčių inspekcijai FR 0457 formoje, tačiau turi būti atsižvelgiama į tai, kiek degalų įsigijimo išlaidos yra susijusios su individualios veiklos pajamų uždirbimu, o ne pagal procentą nurodytą FR 0457 formoje. Taigi degalų įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitimams priskiriamos pagal faktiškai nuvažiuotam, siejamam su pajamų uždirbimu, atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Be to, reikia ne tik pagrįsti faktą, kad degalų išlaidos yra patirtos, bet ir įrodyti, koks degalų kiekis sunaudotas vykdant individualią veiklą. Todėl savo pasirinktą ir suprantamą formą reikia fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Pavyzdžiui, pildyti laisvos formos degalų panaudojimo apskaitos dokumentus, aktus, pažymas ir kita. Degalų sunaudojimo normą galima nusistatyti pačiam veiklą vykdančiam gyventojui, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis. Nusistatytą degalų normą rekomenduojama pasitvirtinti pažymą ar kitu laisvos formos dokumentu. Pasirinkus leidžiamiems atskaitimams priskirti faktiškai patirtas išlaidas, šioms išlaidoms pagrįsti reikia turėti juridinę galią turinčius dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, kasos aparato kvitus ar kitus dokumentus. Išlaidos kasos aparato kvitais gali būti pagrįstos tik tuo atveju, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas vertė, įskaitant PVM, neviršija 290 eurų ir jame yra visi privalomi rekvizitai, taip pat ir pirkėją identifikuojantis rekvizitai. Įsigijus prekes iš užsienio vienetų ar gyventojų, išlaidos gali būti pagrindžiamos užsienio vienetų ir gyventojų surašytais dokumentais, jeigu iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį. Tai yra, kas iš ko, kokią prekę ar paslaugą pirko, kiek ir kokia valiuta sumokėjo. Pajamos gautos vykdant prekybos veiklą apmokestinamos 15% dydžio pajamų mokesčiu, kuris gali būti mažinamas nustatyta tvarka pritaikius mokesčių kreditą. Jeigu apmokestinamosios pajamos per metus neviršija 20 000 eurų, tai pritaikius mokesčių kreditą, faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5% apmokestinamųjų pajamų. O šioms pajamoms viršijus 20 000 eurų, mokėtina pajamų mokesčio suma atitinkamai didėja ir sudaro nuo 5 iki 15% apmokestinamųjų pajamų sumos. Individualios veiklos apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 000 eurų sumą, taikomas 15% pajamų mokesčio tarifas. Jeigu fizinis asmuo vykdo prekybos veiklą ir ar kitą PVM apmokestinamą veiklą Lietuvoje, jeigu tokia veikla vykdoma, ir jo pajamos iš tokios PVM apmokestinamos veiklos per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus viršija 45 000 eurų ribą, tai tokiam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Nustatant prievolę registruotis PVM mokėtoju, svarbu, kad prekių tiekimas pagal PVM įstatymo nuostatas būtų įvykęs Lietuvoje. Nustatant prekių tiekimo vietą PVM požiūriu, vadovaujamasi PVM įstatymo 12 ir 13.2 straipsnių nuostatomis. Tuo atveju, jei prekės nelaikomos patiektomis Lietuvoje, tai gautinas atlygis už patiektas prekes
neįskaičiuojamas į 45 000 eurų sumą. Nors ir nepasiekus 45 000 eurų pajamų ribos, Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai iš ES PVM mokėtojų ar privalančių jais būti asmenų įsigytų prekių vertė per praėjusius kalendorinius metus viršijo 14 000 eurų, ar einamaisiais metais numatoma šią ribą viršyti, neįskaitant PVM sumokėto kitoje ES šalyje. Taip pat Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai įsigyjamos paslaugos iš užsienio valstybių apmokestinamųjų asmenų, už kurias pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį privaloma apskaičiuoti ir sumokėti PVM, pavyzdžiui, reklamos, tarpininkavimo ir panašiai. Taip pat Lietuvos apmokestinamajam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, kai teikiamos paslaugos, kurių teikimo vieta pagal PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas laikoma kita ES valstybė narė, išskyrus atvejus, kai paslaugos toje valstybėje neapmokestinamos PVM arba taikomas 0 procentų PVM tarifas. Svarbu paminėti, kad jei registruotis turite tik dėl prekių iš ES, kai per kalendorinius metus viršijama 14 000 eurų įsigijimo, paslaugų iš užsienio įsigijimo ar paslaugų į ES teikimo, tačiau jūsų veiklos pajamos Lietuvoje neviršija 45 000 eurų per praėjusius ir einamuosius kalendorinius metus, galite rinktis registruotis PVM mokėtojų taikančių smulkiojo verslo schemą SVS Lietuvoje. Taikant šią schemą nereikia apskaičiuoti ir mokėti pridėtinės vertės mokesčio už jūsų parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas Lietuvoje. Tačiau, jeigu jūsų veiklos pajamos Lietuvoje viršija 45 000 eurų per praėjusius ar einamuosius kalendorinius metus, privalote registruotis įprastu PVM mokėtoju. Jeigu neviršijamos anksčiau paminėtos ribos, PVM mokėtojų galima registruoti savanoriškai. Kai individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, to nepadaro, jis privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir arba paslaugas, už kurias jis privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju. Taip numatyta PVM įstatymo 92 straipsnėje. Apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokėta į biudžetą iki 25 dienos kito kalendorinio mėnesio, einančio po to mėnesio, už kurį ji buvo apskaičiuota, kartu pateikiant valstybiniai mokesčių inspekcijai tinkamai užpildytą pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR 0608 formą. Galiojantis PVM tarifai Lietuvoje yra nustatyti PVM įstatymo 19 straipsnėje. Standartinis 21% PVM tarifas taikomas prekių tiekimo bei įsigijimo iš kitos ES valstybės narės, prekių importo ir paslaugų teikimo atvejais, išskyrus atvejus, kai yra taikomi lengvatiniai PVM tarifai, 0 procentų PVM tarifas arba prekės paslaugos yra neapmokestinamos PVM. Kokiais atvejais prekių tiekimui ir ar paslaugų teikimui yra taikomas 0 procentų PVM tarifas, yra nustatyta PVM įstatymo 41-55 straipsniuose. Kokias pareigas turi PVM mokėtojas ir verslas, kuris pasirenka taikyti smulkaus verslo schemą? PVM mokėtojas už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas turi išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, turi VMI elektroniniu būdu teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų registrų duomenis į išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemį ISAF, taip pat pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 25 dienos pildyti PVM deklaracijas FR 0600.
turi deklaruoti ir sumokėti PVM nuo parduodamų PVM apmokestinamų prekių ar paslaugų bei iš užsienio valstybės įsigytų paslaugų ar iš kitos ES šalies įsigytų prekių. Jei parduoda prekes ar teikia paslaugas, išskyrus PVM neapmokestinamas arba apmokestinamas 0%, kitų ES šalių PVM mokėtojams iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės nares ataskaitą FR 0564. Verslas, taikantis SVS, už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas išrašo supaprastintą PVM sąskaitą faktūrą. Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų neturi teikti į ISAF. Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti PVM deklaraciją PVM 101, bet tik už mėnesius, kai perkamos paslaugos iš užsienio, teikiamos paslaugos į ES ar įsigyjamos prekės iš ES. PVM deklaruoja ir moka tik nuo iš užsienio valstybės įsigytų paslaugų ar iš kitos ES šalies įsigytų prekių. PVM nuo savo parduotų prekių ir paslaugų neskaičiuoja ir nemoka. Mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos pildyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybės narės ataskaitą FR 0564. Ataskaita teikiama tik už tą laikotarpį, kurį įvyko tiekimas. Individualios veiklos pagal pažymą finansinė apskaita tvarkoma vadovaujantis gyventojų besiverčiančių individualia veikla, išskyrus gyventojus įsigijusius verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėmis. Individualia veikla besiverčiantis gyventojas, jei jis nėra įregistruotas PVM mokėtoju, ir savo veikloje nenaudoja kasos aparato, pardavęs prekę privalo išrašyti pirkėjui sąskaitą faktūrą. Gyventojas įregistruotas PVM mokėtoju, pirkėjams privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Jei pirkėjas sąskaitos faktūros neprašo, galima jos neišduoti, bet vis tiek privaloma ją išrašyti. Pavyzdžiui, kai vykdoma internetinė prekybos veikla, sąskaita faktūra išsiunčiama kartu su preke. Kai pirkėjas yra fizinis asmuo nevykdantis individualios veiklos, sąskaitoje faktūroje pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas nurodomi pirkėjo pageidavimu. Tai yra, jei pirkėjas duomenų apie save nepateikia, jų sąskaitoje faktūroje galima nenurodyti, bet sąskaitą faktūrą išrašyti būtina. Jei gyventojas pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, tai kiekvienam pirkėjui turi išduoti kasos aparato kvitą, o pirkėjui paprašius ir sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą. Apskaitos dokumentas kiekvienam pirkėjui gali būti neišduodamas tik atsiskaitimų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos apraše nustatytais atvejais. Pavyzdžiui, kai gyventojas vykdo individualią lauko prekybos veiklą ir pirkėjas nereikalauja išduoti apskaitos dokumento, tai pasibaigus dienai gyventojo iš šios veiklos gauti pinigai gali būti užpajamuojami vienu apskaitos dokumentu, kuriame nurodoma bendra per dieną parduotų prekių suma. Pasitaiko atveju, kai už parduotas prekes atsiskaitoma grynaisiais pinigais, ne prekės pardavimo momentu. Pavyzdžiui, gaunamas avansas, atsiskaitoma vėliau. Tokiu atveju, pardavus prekę išrašoma sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, o grynųjų pinigų gavimo momentu individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo išrašyti pinigų priėmimo kvitą. Jeigu atsiskaitoma pavedimu per banką, pinigų priėmimo kvito išrašyti nereikia. Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, privaloma pildyti gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame chronologinė tvarka registruojamos gautos uždirbtos individualios veiklos pajamos bei su šių pajamų gavimu uždirbimu susijusios patirtos išlaidos. Gyventojai pajamoms apskaityti naudojantis kasos aparatą, kasos pajamų duomenis turi teikti į IEKA. Finansiniai apskaitai tvarkyti
galite pasirinkti pildyti popierinį gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą arba naudoti IMAS posistemį IAPS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos priemonę, kurioje pildomas elektroninės formos žurnalas. Metų pabaigoje gyventojas vykdantis individualią prekybos veiklą turi atlikti inventorizaciją, kad nustatytų neparduotų prekių likutį. Inventorizacija įforminama laisvos formos dokumentu, kuriame turi būti nurodomas neparduotų prekių įsigijimo kaina ir suma. Jeigu gyventojas, taikantis pinigų apskaitos principą, pardavė prekių ir išrašė sąskaitą faktūrą, o pirkėjai iki mokestinių metų pabaigos neatsiskaitė, tai surašoma pažyma, kurioje nurodoma tokių parduotų prekių įsigijimo išlaidos. Inventorizacijos dokumento ir arba pažymos duomenys įrašomi į žurnalą, sumas nurodant su minuso ženklu. Kitų metų pradžioje žurnale daromas toks pat įrašas su pliuso ženklu. Virtualus buhalteris IAPS tai nemokama buhalterinės apskaitos programa individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurią sukūrė VMI ir kuri palengvina pajamų apskaitą. Pajamas ir išlaidas tvarkant elektroniniu būdu nebereikia pildyti popierinio žurnalo, o tai leidžia taupyti laiką ir užtikrina, jo dokumentai laikui bėgant nepasimes. Pagal IAPS vedamo žurnalo bei trečiųjų šaltinių pateiktus duomenis, VMI parengė preliminarią pajamų mokesčio deklaraciją. Virtualiu buhalteriu IAPS galima naudotis prisijungus prie VMI informacinės sistemos IMAS per elektroninę bankininkystę ar su VMI priemonėmis. Atkreipiu dėmesį, gyventojus, kurie vykdo prekybos veiklą su pažyma ar su verslo liudijimu ir kurie turgavietėse ir viešose prekybos vietose prekiauja mėsa, paukštiena ir jų produktais. Šie gyventojai suminę pajamų apskaitą privalo vesti tik elektroniniu būdu per IAPS. Popierinio apskaitos žurnalo nebeliko nuo 2024 metų gegužės 1 dienos. Kiti gyventojai IAPS naudotis neprivalo, gali pradėti ir baigti naudotis, kada tik panorėję. VMI interneto svetainėje pasirinkę nuorodą Pradedu individualią veiklą galima rasti visą naudingą informaciją apie virtualų buhalterį IAPS. Na, o YouTube kanale galite peržiūrėti elektroninį įrašą apie IAPS naudojimą. Individualios veiklos vykdomos tiek pagal pažymą, tiek su verslo liudijimu pajamos deklaruojamos pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 dienos VMI teikiamoje metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje GPM 311 formoje prie DC individualios veiklos pajamos. Vedlio C dalyje. Deklaraciją privaloma pateikti ir tuo atveju, jei iš veiklos pajamų nebuvo gauta. Jei deklaracijoje apskaičiuojama mokėtina suma, pajamų mokestį reikia mokėti įmokos kodu 1441 iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. PVM mokėtojas už kiekvieną mokestinį laikotarpį privalo teikti PVM deklaracijas forma FR 0600. Tuo atveju, jei PVM mokėtojai per mokestinį laikotarpį nesudarė jokio sandorio, tai yra nieko nepardavė ir nieko neįsigijo, PVM deklaracija forma FR 0600 pateikiama tuščia. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija FR 0600 turi būti pateikta ne vėliau kaip per 25 dienas nuo mokestinio laikotarpio pabaigos ir iki tos pačios datos turi būti sumokėtas į biudžetą ir joje apskaičiuotas PVM mokestis. Mokestiniu laikotarpiu yra vadinamas laikotarpis, už kurį PVM mokėtojas turi pateikti PVM deklaraciją. Koks jis gali būti, nustatyta PVM įstatymo 84 straipsnėje. Įprastai fizinių asmenų mokestinis laikotarpis yra pusmetis. Tačiau, kai PVM mokėtojas įsigyja ar planuoja įsigyti iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų prekes ar paslaugas, už kurias jie pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2 dalį privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, tai tokio PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis privalo būti kalendorinis mėnuo.
PVM mokėtojas taikantis SVS Lietuvoje mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti PVM deklaraciją PVM 101, bet tik už mėnesius, kai perkamos paslaugos iš užsienio, teikiamos paslaugos į ES ar įsigyjamos prekės iš ES. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmeninė informacija galite susipažinti prisijungę prie mano VMI.